Taip, o dabar jau labai rimti reikalai pareina į trasą. Tokia reta galimybė įsigyti šį peilį. Kodėl sakau reta? Todėl, kad peilis išskirtinis, labai rimto plieno. Visi peiliai šio gamintojo, kur kirstas taip galas yra, visi kiek turiu yra superiniai, bela kaip geri peiliai. Ir tokiam peiliui, ką aš buvau padaręs, kodėl jis toks ypatingas. Todėl, kad yra pats tiksliausias, pats geriausias rankinis galandinimas ant akmenų. Tai yra trigubai ilgiau laiko reikia, nes yra visas nuolydis galandamas. Per visą nuolydį reikia. Tai labai daug akmenų sunaudoji, kai nunaudoji, nesunaudoji, bet tiesiog duobės palieka kiekvieną kartą lyginti akmenis. Realiai apie kažkur 4 valandas atrodo, tarp 3-4 valandų, 4 valandas kažkur šis peilis galandas. Todėl aš jau ant akmenų labai retai kada galandu, nes be galo brangus galandinimas yra. Ir, bet šitam peiliui buvo padarytas galandinimas labai tikslus ir ant akmenų. Tai galimybė įsigyti tokį Janagiba peilį, kuris be galo tiksliai suvestas nuolydis ir be galo rimtai pagalastas. Taip pat labai rimtas plienas. Toks, kai sakyčiau, turi ir svorio, ir smagus peiliukas. Pardavimui buvo gana nedidelė kaina, 190 uždėta. Aukcionai dar pamažinsiu pradžią, kad būtų kur konkuruoti. Bet čia tai yra kosmosas. O su tokiu galandinimu tai vieni brangiausių peilių. Savikainą iškelia ne tik restauravimas jau peilio pats, kai reikia restauruoti, bet be galo tas sudėtingas galandinimas. Realiai. Aš manau, čia tik tai arba, kuriam visiškai nereikia tokio peilio, kai sakant, tas nestatys, arba jau visiškai, nežinau, nieko neišmanantis žmogus, nebent. Iš tikrųjų labai smagu man su juo visada kepsnius, kai reikia susipjaustyti, tai visada imu Janagibą, tai visai kas kita yra gražiai, kad ir šašlykus pjaustyti, viską iš jo. Iš tikrųjų jis yra žuvies filė pjaustymui skirtas, gražiais gabaliukais. Sūdyti lašišą, kokią reikia kitą pasipjaustyti, plonai, gražiai. Nors aišku, su tokiu galandinimu, tai su juo drąsiai ir filiuoti gali. Jau čia ir plienas, ir viskas. Neįsivaizduoju, jeigu nestatysi, tai čia. Žodžiu, sėkmės bičiuliai.